Nu ką, sveiki draugai, antroji dalis. Tęsiam mūsų kambario remontus, statybas, tiksliau dar ne remontus, statybas. Tai va, antroji dalis, iš karto noriu paprašyti, kam negaila, spaudžiam laiką, prenumeruojam kanalą, nes praeitas iki pirmąją dalį, kai įkėliau, tai šioks toks aktyvumas tikrai pasijuto. Tai va, tas yra smagiausiai, kai kažką rodai, kuri ir žmonės mato, tai įvertina, laikina. Tai va, parsivežėm plokščių USB, pjaustysim USB plokštės, apsuksim visą dabar karkasėlį, apsukę sienas darysim perdengimą. Tai va, kam įdomu, žiūrim toliau, laikinam kanalą. Tai va, gerą žiūrėjimo ir dirbom į priekį. Na va, susukom vieną sieną. Toks jau vaizdelis. Viskas gan greitai einas. Susisuk, įsipjausto tiesiog langai ir kol kas tiek. Dabar pradėsim antrą sieną daryti. Tai irgi įsipjaus langai ir susivarys iki pat viršaus. Tai va, stebuklų nėra čia, aišku, tokių vietai, tai viskas pjaustos, sukasi prie karkaso. Ir tiek, judam toliau. Nu ką, susukom antrą sienelę. Tai va, toks jau vaizdelis. Čia saulė dabar kabintai, sunku bus parodyti. Tai susukom antrą sieną. Susukom ir trečią sieną. Susukom ir trečią sieną. Ką, žiūrėsim, kas toliau. Turim ketvirtą sieną susuktą. Tai šita būtų ir penktą sieną, tai paskutinė. Tai va, taip atrodo kondicionierius čia įmontuotas, suraitytas. Tai va, sienas kaip ir turim. Dabar galėsim pradėti daryti lubas. Tai užsidėjom lazerį. Kas matot, lazerį šviečia, tai va dabar eisiu susipjaustysiu apvadus, tai prie sienos gegnė, tai šoninė gegnė, šitą gegneis, dabar šitą gegneis. O, matosi. Tai susipjaunam visas gegnės, susisukam, tada įsiskaičiuosim, kiek čia dar tų gegnių eis. Planuoju dėti kas 50-60 tarpus. Tai va, dabar einu pjaustyti, suktis ir parodysiu, kaip tai visas tai reikalas atrodys. Tai va, kol kas. Na va, susisukom kontūrus aplinkui, sienas aplinkui. Susidėjom iš karto gegnes, tai lygiai taip pat kaip stogas, tai taip pat ir mūsų kambario perdengimo brasiukų susidėjom gegnes. Susipjau stygas. Tokias kaip į trikampį susipjau tam, kad būtų gražiai. Čia nebenorėjau nieko daugiau auginti, tai prisisuko tiesiai prie stogo. Tiesiai prie stogo sutvirtinom ir turim va tokį vaizdelį. Tai va, varysim pirą lubas. Bent jau galvoju dėti pirą, ant piro dėti vatą.
kiek įmanoma čia prikrauti, bandysiu kokį 30 cm vatos sudėti ant lubų. Tada bus piras ir nuo piro tada jau bandysim gipsinės lubas daryti, nuleidžiamas. Tai va, tokie reikaliukai, judam į priekį, toliau. Na va, ką turim? Turim piro plokštės. Pradedam tvirtintis, tai plokštė atrodo šitaip. Iš abiejų pusių folija atspindinti šilumą, 3 cm su raktu. Gan geras variantas, kas nenori dėti plėvelių. Tai dabar, sakykime, užsidėjau vieną plokštę, susidedu vatos ten kiek galiu, tada užsidedu vėl plokštę ir vėl vatos ir va taip pavarysim, kol suvarysim iki pat galo. Tai mintis yra tokia, tai matysi kaip čia seksis. Ant sienų iki pat lubų sukėliu vatą iki pat plėvelės. Tai čia užsidės jau plėvelę, makaronai susidės, susiklijuos prie plokščių plėvelę. Čia lygiai tas pats, varžtai suku tik po vieną, tai tas varžtelis užsiklijuos, tai kad nebadinti bereikalingai. Ta siūlė irgi taip pat yra tokia folinė juosta, tai susiklijuos su šitą juostą. Tai va, čia galą priputų špuntos raktus irgi. Kai yra raktas, tai priputų putų prieš maunant. Papildoma izoliacija tikrai nepamaišys. Tai va, tokia mintis dabar yra krautis vatą. Pabandysim nufilmuoti, kaip man čia gaunas. Tai bandysim dėti vatą ir parodysiu, kaip kas man čia gaunasi. Tai va, draugai, gegnės sudėtas. Dėjau gegnės taip pat kaip stogui. Tai va, čia susirišo viskas, prie sienų prisisuko, ten prisiklijavo galas ir prisisuko. Tai viskas yra gerai. Čia galvojau dėti per vidurį dar papildomas stygas, bet net nežinau, čia tiek yra tų kvadratų, tai manau net ir nereikia. Matysim. Tai va, kol kas tiek, judam į priekį. Na va, tokį vaizdelį turim. Susidėjo dvi eilės. Va tos 30 cm dedu. Tai 2 sustamantriai susidė, 3 taip lengviau iš tų likučių, kur lieka, tai dar papildomai magaryčiam, kaip sakau. Vis tiek stogas yra skardinis vis dėlto ir reikia mums kažkaip maksimaliai stengtis izoliuoti garsą. Tai va, toksai dalykas gaunasi, gan tvarkingai, greitai darosi ir vėliau suksis krokodilai čia ir darysis gipsinės lubos. Ir va toks va vaizdelis, gan greitai, paprasta. Tai va, kai sudėsiu visas lubas, parodysiu bendrai, kaip viskas atrodo. Bet mintis visa bus tokia, dėsim vatą. Šoninę vatą, kaip ir sakiau, iki pat stogo suvarau 10. Tenais lygiai taip pat, matosi, kur šviečia, tai ten dar nėra jokios vatos. Čia kur jau tamsiau, tai yra sudėta vata. Tai va, toks reikaliukas, judam toliau. Nu va, taip susidėjus, vat atrodo. 30 cm, tai matos 10, 10 ir dar 10. Tai va, toks vaizdelis. Matos. Tenas galas irgi taip pat. Čia nusisukau šonus, nes paskutinę eilę čia uždarinėsiu. Liko paskutinė eilė dar. Ir neturėsiu kaip prieiti.
Nu, taip, lubas, man atrodo. Nu, va, taip atrodo mūsų lubelės. Čia visur vata užsileida, čia paskui jungsis vata. Čia lygiai tas pats. Čia visur taip pat padariau, kad galėtų prijungti vatą. Čia susidės iki balkiuko. Čia irgi susileis iki tos vietos, dabar čia daug buvau palikęs. Ten mažiau palikęs. Viskas dasijungs, čia irgi dasijungs. Laidą prasimečiau. Nežinau, čia matysiu, gal į gofrą dar įmausiu. Tai va, turim laidą jau, turim lubas. Tai va, tą seriją taip ir užbaigsim su lubom. Sekančiai serijai, nežinau, matysim, gal šiltinsim fasadą, o galbūt pjausim šitą sieną jau. Šiaip jau turėtumėm įsipjauti šitą sieną. Polistirolį, čia ir 30 cm. Tai įsipjausim iki pat bloko. Įsivardysim. Tai va, sekantis darbelis toks, paskui sienas lauką varysim. Čia vatą dar, aišku, reikia susidėti. Turim dar vatos šiek tiek liko. Tai vatos sudėjau 7 pakius ant lubų 30 cm. Tai turėtų pakakti. Čia daugiau nelabai ir prikrausi jau jos. Tai va, sienos bus 10. Bus bob kitos pusės bus 10 polistirolis. Tai turėtų būti visai gerai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Spauskit laiką, jeigu negaila. Prenumeruokit kanalą. Ir laukit kito video. Iki.